Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Lietuvos ralio čempionatas įsibėgėja, pamažu įsivažiuoja ir mūsų realybės šou Aš ralistas nugalėtojų duetas. Mes juos komandoje vadiname M kvadratu, nes automobilyje lenktyniauja 2M – Mantas ir Matas. Į eilinį Lietuvos ralio čempionato etapą Rokiškio ralį abu sportininkai atvažiavo nusiteikę optimistiškai. Jau sekasi susikalbėti tarpusavyje, atsiranda pasitikėjimas, o ir automobilį Mantas išnaudoja vis geriau. Taigi, nors uždavinių jiems rezultato prasme mes vis dar nekeliame, tačiau ir patys sportininkai jau nori siekti vis aukštesnių vietų. Prie šių metų Rokiškio ralio starto stojo 65 ekipažai, iš kurių net 13 ekipažų susikovė Manto ir Mato klasėje, taigi kova čia laukia išties itin atkakli. Iš užsienio ekipažų tradiciškai susirinko po keletą latvių, estų, lenkų, ukrainiečių ekipų, bet Rokiškyje pamatėme ir kelis vokiečių ekipažus. Ir kaip vieną favoritų įvardinta svečia iš Suomijos. Suomijos čempionas Timus Asunma lenktyniauti ruošiasi iš Martyno Samsono pasiskolintų Škoda Fabia automobiliu ir buvo įvardijamas kaip vienas favoritų laimėti šias lenktynes. Šių metų Rokiškio ralis tai net 18 greičio ruožų, 2 dienų lenktynės ir beveik 150 greičio ruožų kilometrų. Kol kas tai ilgiausias lietuviškas ralis šiame sezone. Visi dalyviai gyrė itin sudėtingus, klastingus ir įdomius greičio ruožus, o kai kurie netgi sakė, kad Rokiškio ralis yra tarsi mažoji Suomija. Savo kelių konfigūracija šis ralis tikrai išskirtinis mūsų šalyje. Per pirmą lenktynių dieną dalyviams reikėjo įveikti 4 greičio ruožus iš 18. 3 iš pirmos dienos 4 laimėjo Dominykas Butvilas ir Renatas Vaitkevičius. Jie neslėpė, kad šių metų tikslas yra išlaikyti pirmą startinį numerį ant savo automobilio durelių. Ir jau pirmą lenktynių dieną parodė, kad netuščia žodžiauja. Susikrovė 18 sekundžių pranašumą ir ramiai galėjo eiti ilsėtis. Vakare Dominykas atrodė visai ramus dėl savo rezultato, nors atsipalaiduoti ir negalėjo. Kažkiek šitų sekundžių pavyko susikrauti, bet rytoj dar 100 km, kas yra kaip ir dar vienas lietuviškas ralis. Tai po truputį pradeda jaustis nuovargis, aišku. Po vakar susirašymo ir šiandien ralio dienos jau toksai jaučiuos panešiotas, tai rytoj reikia išlaikyti koncentraciją. Arčiausiai Butvilo buvo Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu. Nors Vladas neslėpė, kad šiame ralyje norės pabandyti aplenkti Dominiką, bent jau pirmą lenktynių dieną to padaryti jam nepavyko. Didelių klaidų nepridarėm. Antram greičio ruože ten per vieną trampliną labai per daug pašokom ir išmušė tada iš vėžių jau. Bet šiaip, 3-4 paskutinius, sakyčiau, savo tempų, per daug neatsiplėšant, tai taip, sakyčiau, tvarkingai ramiai suvažiavom. Tai dabar, atrodo, tokia kaip ir bazė nebloga visai yra ir dabar gal bandysim rytoj kažką greitinti. Nes dabar toks komfortiška antra vieta, atrodo viskas kaip ir tvarkoja. Jo, bet ne dėl to, čia važiuojam, tai tas, žinai, jeigu aš važiuočiau pirmas be konkurencijos ir tai būtų daug liūdniau negu kad atvaryti antram ir trečiam, bet žinai, kad stengiasi ir tobulėjai. Tai čia, sakyčiau, jo, dabar pasikeimas savim geras, šiandien tvarkingai važiavom, kur greitėt matom, žinom, bet Dominikas tikrai šaunuolis, labai gerai lekia, gerai. Didžiausias pirmos lenktynių dienos nusivylimas visiems gerbėjams buvo netikėta Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano nesėkmė. Vieni šio ralio lyderių prarado bet kokias viltis pakovoti dėl pergalės jau antrajame greičio ruože. Nors prieš ralio startą Giedrius slapta tikėjusi pakovoti dėl pergalės bendroje įskaitoje, deja planus jam teks atidėti kitam kartui. Kas nutiko? Kas buvo? Kaip ten? Lėkėm, dar kart lėkėm, paskui buvo toks vienoje vietoje per trampliną, ant tramplino kažkas matyt rėzina ir akmuo buvo, grinai ant trajektorijos ir su ana pusės abiem ratais pro takmenį pravarėm, bet iš karto nieko neatsitiko, važiavom toliau, iš 3 km pamatėm, kad neleido ratą,
pradėti andraskytis, daužytis, kaip visą laiką sparnas, bamperis ir taip toliau. Ir dar pavažiavom 3 km ir galinė traukė nulūžo. Tai irgi pasiekė to smūgio galvoj. Ta prasme, važiavom ant avarinio, trečių bėgių vos rėdėjome, kadangi buvom be rato. Tai, tikrai nieko negalėjom jam padaryti. Tai greičiausiai, kad tas akmuo buvo įlaužęs ar įlenkęs ir jinai paprasčiausiai nulūžo ir grįžo atgal ratas, ištrūko, ištraukė pusę, viskas sustojom greičio ruožę ir taip pat tokios žinios. Dėl pergalės šiame ralyje negalėjo kovoti dar vienas lietuviško ralio lyderis. Martynas Samsonas su Ervinu Snitkum šiam raliui savo kovinį bolidą paskolino Suomijos ralio čempionai ir persėdo į savo seną gerą BMW. Tačiau porą sezonų be darbo stovėjęs automobilis pradėjo ožiuotis dar testinėme greičio ruože. Pravažiavom shakedowną ir pirmų važiavimų 2 kartus apsisukau. Ir tada prisiminiau, kad netaip padarėm kažką, tai reduktoriui. Tai gerai, kad buvo 3 valandos. Mes darėm naują reduktorių su kitu perdavimu ir tas, kur važiuodavo visą laiką, pasilikom kaip atsarginį, padarėm naują, o naują surinko pagal knygutę. O mes buvom taip švelnesnį tokį pasidarę, mažiau, ne taip mėto tą mašiną. Tai tada buvo laiko 3 valandos, nusprendėm nelaukti nei serviso, nei vakaro, gal greičiau pasidaryti. Ir viskas gerai, ne? Dabar viskas, aišku, gerai. Galėtų būti geriau, bet pirmam ruožė pračiuožiau, užgesau, antram, trečiam jau gerai. Nepaisant nesklandumų dar prieš startą, Martynas Samsonas po pirmos dienos užtikrintai pirmavo tarp 2 ratais varomų automobilių, o bendroje įskaitoje užėmė fantastišką 4 vietą. Neblogai pirma diena praėjo ir mūsų ralistams – Mantui Pupiui ir Matui Žalandauskui. Jie pirmose greičio ruožuose šiek tiek klydo ir sunkiai sekėsi susišnekėti tarpusavyje. Tačiau per 2 paskutinius pirmos dienos greičio ruožus jau rado bendrą kalbą ir pradėjo greitėti. Taigi prieš antrą lenktynių dieną Mantas bendroje įskaitoje buvo 28 ir 7 savo klasėje. Aš taip kaifavau tam antram, trečiam greičio ruože. Mane tokie buvo nerealūs, ir tramplynai, ir posūkiai, ir miškas buvo, ir asfalto buvo. Tiek jaučiu per vieną ralį, tiek negauni visokios skirtingos dangos, kiek dabar per vieną greičio ruožą. Tai iš po to greičio ruožo aš labai buvau patenkintas savim. Trečią suvažiavom šiek tiek atsargiau ten, kaip ir buvau minėjęs, kad porą kartų nuslydom, į vieną dešinį, į vieną kairį, bet finiše viskas gerai, tai čia aš šnekėjau apie antrą, o trečiam greičio ruožė viską atsiminėm, tas vietas, kur buvom nuslydę, jas saugojom, bet buvo miške minkštoj vietoje atvertos vietos, kur buvo šaknis, akmenis, tai toj vietoj sulankstėm priekinę dešinės pusės šakę. Ir likus tam vienam dopui, jau ten šnekėjau su viršum, kad tik padėtų ir finišuotėm normaliai, tai 4 greičio ruožą labai pasisaugojom, ramiau pravažiavom ir buvom labai sudėtingai susirašę tą dopą. Jis toks buvo sudėtingas, mums nežinau kodėl, bet mums buvo sudėtingas. Daug posūkių aštrių ir galų gale viskas susidėjo į krūvą, kad dulkės, kurios stovėjo ir nieko nesimatė, šakė sulinkus dešinės pusės priekinė, blogai surašytas greičio ruožas ir jis toks darbinis, tokie aštrus posūkiai. Tai tie visi, Matas tik sako, prieš startą sako, kad man tai žiūrėk, čia taip, važiuojam ramiai, finišuojam šiandien dieną ir saugiai grįžtam į serviso zoną. Tai mes tą ir išpildėm, padarėm tą, ką sušnekėjom, taip viską ir padarėm. Taigi, džiaugtis dar buvo gerokai per anksti. Antroji Rokiškio ralio diena – tai dar 2/3 distancijos. Arba, kaip sakė Dominykas Butvilas, dar vienas visas lietuviškas ralis.
Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Antrą ralio dieną reikėjo įveikti net 14 greičio ruožų. Tad sportininkai startavo labai anksti. Pirmą greičio ruožą pirmasis pradėjo Dominykas Butvilas dar 7:30 ryto. Ne visiems sekėsi prabusti iš karto, bet lietuviško čempionato lyderis įrodė, kad toks jis ne veltui. Butvilas turbūt jautėsi žvaliausiai ir laimėjo pirmosius 2 greičio ruožus. Tiesa, Dominykas turėjo ir nedidelį pranašumą. Pirmą ralio dieną visus sportininkus organizatoriai leido kas 2 minutės, leisdami išvengti didelių dulkių debesų, nes buvo itin sausa ir nebuvo beveik jokio vėjo. Tuo tarpu antrą dieną teko startuoti visiems jau tik kas minutę. Ir tai Dominykui leido pasinaudoti pranašumu. Jis startavo pirmas ir neturėjo nei tiek dulkių. Visi kiti daugiau ar mažiau susidūrė su tokiu sunkumu. Taigi, įpusėjus raliui, į pietų pertrauką Dominykas atvažiavo jau susikrovęs pusės minutės pranašumą prieš Vladą Jurkevičių. Įdomu, kad Dominykas vis dėlto pralošė kovą dėl papildomų taškų, taip vadinamame Power Stage greičio ruože. Čia Butvilas liko tik 3, nes pataupė padangas. Tai vad paskutinę sekciją mačiau, konkurentai važiavo su naujom padangom, mes tik ant priekio naujas užsidėjom, gale buvo senesnės, tai nežinau ar pasiteisino, nes Power Stage šiek tiek pralošėm, bet taupėm, kad turėtume naują komplektą ant galo, tai dabar važiuosime su naujom. Giedrius Notkus, nepaisant to, kad nebegalėjo kovoti dėl bendros įskaitos, pasitaupė padangas būtent Power Stage greičio ruožui, kad galėtų susikrauti bent kelis papildomus taškus. Ir jam tai pavyko. Užsidėjęs naujas padangas, jis laimėjo ne tik Power Stage'ą, bet ir dar vieną greičio ruožą. Koncentravomės į Power Stage'ą ir po truputį ėmėme rinkome tempą. Ir ko pasekoje laimėjom Power Stage, tai ko labai džiaugiuosi, plius 5 taškai mūsų kraitelė ir dabar reikia tik atvažiuoti iki finišo. Visgi antrą vietą bendroje įskaitoje užtikrintai išlaikė Vladas Jurkevičius. Jis irgi laimėjo 2 greičio ruožus, tačiau Power Stage finiše netikėtai savo atvažiavo tik antras. Giedrius nustebino, kad mes jau galvojom, atvažiavom į finišą, matom, kad Dominyką aplenkėm 1,7 sekundės. Suskaičiuoju kokias sekundę 2 nuo mūsų važiavimo, kur taip tobulai galima privažiuoti, bet galvojau, Giedrių pusėm irgi aplenkė, bet Giedrius dar 0,7 greičius važiavo, bet šiaip tikrai labai švariai ir greitai suvažiavo. Labai prastai antroji ralio diena prasidėjo Samsono komandai. Pirmiausia, jau pirmame tos dienos greičio ruože dėl variklio gedimo pasitraukė iš lenktynių suomis Timu Asuma. Antrame tos dienos greičio ruože visai netikėtai lenktynės baigėsi ir Martynui Samsonui. Senas gal kėbulas papuvęs, išplyšo šakės iš apačios ten. Realiai nieko, jau vakar nuo paskutinio ruožo taip atsargiai, jau sakykime toks greitas saugus režimas, šiandien irgi taip tikrai 100% saugumas įjungtas, ne kaip vakar. Ir visą laiką ant kelio viskas gerai ir tam greičio ruožė Bagdonišką prieš asfaltą tampyt pradėjo mašiną, galvojom, kad padanga. Galvoju, su Tamošium jau 1-1, reiks dabar mum 4 minutės. Bet išlipom iš mašinos, kad šakės iškrito, tai taip ir baigėsi. Taip netikėtai savo į lyderius tarp 2 ratais varomų automobilių pakilo Rokas Steponavičius ir Karolis Gedgaudas. Pirmą dieną dėl prakirsto rato daug minučių prarado Justas Tamašauskas, antros dienos rytą ginklų sudėjo Martynas Samsonas. Ir pasirodė, kad Rokui nebeliko su kuo lenktyniauti. Teliko ramiai atvažiuoti iki finišo ir pasiimti pirmą vietą. Daug klydom. Šiaip, biški buvau nusivylęs savim. Tai daug klaidų. Vakar daug klaidų, beprotiškai daug klaidų. Šiandien rytas prasidėjo vėl pirmas greičio ruožas nuo kelio, antras greičio ruožas vėl griovį. Tai toksai, išbalansavo, bet po to susikaupėm ir, pagerėjo, o dabar, važiuojam protingai, turim
laiko skirtumą ten klasėje nemažą, tai neberizikuoju ir nebenoriu ten kilti kažkur, žinai, bendroj suvestiniai, nors tikrai įmanoma, bet, nu, tiesiog kur mašinai yra lengva važiuoti, ten bandau greičiau važiuoti, kur matau, kad kelias prastas, tiesiog atsileidžiu ir Kilo rikiuotėje ir mūsiškiai. Mantas su Matu įpusėjus lenktynėms pakilo iki 20 vietos bendroje įskaitoje ir 6 vietos savo klasėje. Pirmą topą pradėjom važiuoti, taip labai atsargiai, pusiau girdėjau, pusiau negirdėjau šturmano, tai toks atsargiai. Po to antrą greičio ruožą įsivažiavom labai smagiai, tikrai labai smagiai įsivažiavom. Pagavom ritmą savo, važiavom kiek mums leido galimybės mūsų. Ir taip pat nuo antro greičio ruožo tik tais šiek tiek greičiau pradėjom važiuoti. Tai vis geriau eina suprasti, ką kalba Matas, ką pasako, kur kada pasako. Tai viskas po kol kas tik gerėja. Net 4 iš eilės greičio ruožus po pietų laimėjo Vladas Jurkevičius. Tačiau paskutinius 2, kurie vyko ant asfalto Rokiškio miesto gatvėse, laimėjo asfalto specialistas Dominykas Butvilas. Ir taip užsitikrino pergalę šiame ralyje. Jis Vladą galutinėje įskaitoje aplenkė 17 sekundžių. Kiekvienas ralis, kiekvienas greičio ruožas nėra paprasta. Visą laiką kiekvienam posūkiu gali ralis pasibaigti, tai mes nenuvertinam nei konkurentų, nei vieno greičio ruožo, tai žiūrėsim į priekį, o šiandien pasidžiaugsim pergalę. Bet mėgavaisi abi 2 dienas, teisingai? Be abejo, labai svarbu mėgautis ir neįsijausti kaip į kažkokį darbą, kaip į šventę. Vladui visgi nepavyko Dominyko pasivyti. Teks viltis nugalėti atidėti kitam raliui. 3 vietą bendroje įskaitoje pasinaudoję varžovų nesėkmėmis užėmė Giedrius Firentas su Matu Valiuliu. Nors visą popietę jie važiavo su pusiau veikiančiu automobiliu, visgi pavyko išlaikyti susikrautą persvarą. Žinant, kad šiandien važiavom su prapusta tarpinė, liaudiškai sakant, prie kiekvieną greičio ruožą dasipilinėjom vandenį, pečiukai įsijungė, kad nesušaltumėm. Tai, toks buvo dantis 50-50 sukandė, kad ar nepaves techniką, bet atvažiavom. Verdantis, bet atvažiavom. Itin intriguojanti kova vyko dėl 4 vietos bendroje įskaitoje. Visą laiką pirmavo Karolis Kairys, bet Petras Šiaučiūnas vijosi Karolį ir likus paskutiniam 2 greičio ruožams, juos skyrė vos 3 sekundės. Štai čia Karolio nervai ir neišlaikė. Prieš paskutiniajame greičio ruože jis gavo 20 sekundžių baudą, o paskutiniajame pračiuožė vieną stabdymo zoną ir taip padovanojo 4 vietą Petrui Šiaučiūnui ir Žilvinui Juršiui. Po finišo Petras negalėjo tuo patikėti. Petrai, sveikinu, laimėjai 4 vietą. Eik jau. Aplenkiai kairį. Aplenkiau. Ne, aš sakiau, kad aš dar nemoku paspausti arba nepaspaust. Tiesiog važiavau kaip man atrodo ir... Bet jisai pats padarė klaidą. Paskutiniam greičio ruože. Jisai stengiasi nepaleisti. Ačiū Audriui. O kaip jautiesi, kaip ralis, kaip važiavosi? Ui, kaip iš natų. Taip kaip įsivaizduoju galvoj, taip ir ištransliuoju viską trasai. Tai dabar tik tai sekundės reik mažinti. Tai kur pasitemptai aš jaučiu labai stabdymai vėlį, vienetai nuliai baisu, atleidžiu gazą, tai... Tobulėsim. Taip, žinoma. Na, o ką mūsiškiai, aš ralistas nugalėtojai. Nordis Racing Team nariai finišavo irgi pakilę natą ir net negalėjo po finišo patikėti, kad iš 13 savo klasės dalyvių pasiekė finišą 5 vietoje ir 18 tarp visų lenktynininkų. Dar karštas visas. Jo, labai fainiai. Pat ilgiausią ralį mes ištvėrėm, pabaigėm. Ir gan galiu pasakyti neblogų tempų. Bent jau mes ką matėm, ką žiūrėjom ir kai mes pradėjom tobulėti būtent šiandien, šią dieną, tai tempas pagerėjo tikrai. Labai esam be galo džiaugsmingi, laimingi. Tikrai labai. Rezultatai tai yra kokie yra, aš ten nežinau, nėra, kad mes ten į top pultumėm, tai darėm tai, ką mes galėjom, kaip sugebėjom. Ir nežinau, emocijos, tai kartosiuos čia. Jūs 5 klasiai. Wow, super, aš klasės nežinojau. Tai, matai, girdėjai?
Mes 5 klasiai. 5! Antanai. Lipk ant. Wow. Nu, eik tu savo, geras. Super. Tenai padarot, ne? Nežinau net ką, wow, 5 klasė geras, toks, nu, aš galiu pasakyti, kad man tas ralis lipo, aš taip gerai jaučiausi važiuodamas, nu, ypač šiandien dieną, pirmą dienos dalį, galbūt šiek tiek buvo sunkiau, bet po to įsidėnojus aš pajaučiu tą savo ritmą, kurio galiu laikytis, aš plius minus daugmaž ir laikiau tą stabilų ritmą, tai manau, kiek galėjau aš savęs, tiek atidaviau šiai dienai ir šiam savaitgaliui. Kiekvienu greičiu ruožu vis geriau. Ralis tikrai gali vadintis ilgiausiu ir sunkiausiu Lietuvoje. Man kaip šviežiai iškeptam šturmanui tai buvo sunki, bet neįkainojama patirtis ir aš labai džiaugiuosi turėdamas tokią galimybę važiuoti su Mantu. Mantu kaip vairuotojui pasitikiu pilnai ir jaučiu, kad jis kiekvienu greičiu ruožu vis pasitikė manim labiau. Tada klaidų darytis noris vis mažiau, nes greitis yra didelis ir gali pasibaigti taip, kaip pasibaigė mūsų kolegom, kurie buvo irgi greiti, bet nepavyko finišuoti. Džiaugiamės būdami čia. Visai vakare paaiškėjo, kad mūsiškiai liko vos per žingsnelį nuo podiumo, nes teisėjai diskvalifikavo vieną iš dalyvių, todėl Mantas ir Matas liko ketvirti savo klasėje. Ir kas galėjo pagalvoti, kad tai tik trečias bendras ralis šiems naujokams. Kitoje laidoje papasakosime, kuo ralis žavi sportininkus ir kas tai per virusas, nuo kurio vaistų dar niekas neišrado. Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo.